Kaip ir prasidėjo, taip ir toliau, man atrodo, buvo labai sunkios varžybos, man atrodo, iš šono tai labai gerai matęs, o ko trūko gal užsivedimo, nors treneris bandė motyvuoti, bandė užvest mus Rūbinį ir prieš varžybas ir lygtais atmosfera komandai prieš varžybas buvo puikiai, kovinga, bet kaip matėm, šiandien Dainava davė gerą kovą ir, kaip pasakyti, garbingai priešinosi ir gerai pavyko įmušti vieną įvartį. Tai dar neaišku, kaip būtų toliau, jeigu pirmą kėlinį nepasižymėtume. Pagal žaidimą nebuvo galima taip sakyti, kad Dainava vos ne paskutinėje lygoje. Žaidėt visai neblogas rungtynes, ar ne? Taip, pilnai sutinku. Šiandien Dainava parodė, kad gali žaisti, kad gal nuvertina visi juos ir gal net jie, kaip pasakyti, žaidimas neatspindi to, kokioj pozicijoje dabar yra lentelėj. Sakau, davė šiandien kovą ir tikrai buvo nelengva, tikrai reikėjo daug pastangų įdėti, kad aplošti šiandien. Nugalėjote Ekraną, nugalėjote Atlantą paskutiniuosiuose rungtynėse, o šiandien matėm truputėlį kitokį Žalgirį. Kasgi visgi nutinka? Ar to kovingumo čia taip trūksta, ar motyvacijos trūksta, kažkokio užsidegimo? Nes skirtingas Žalgiris, skirtingose rungtynėse. Kaip sakant, kaip priešininkas žaidžia irgi daug nuo ko priklauso. Kaip matėt, šiandien jie pasirinko kontratakų taktiką. Ir sunku buvo prasiveržti pro juos, nes 9-10 žaidėjų visą laiką, galim sakyti, gynėsi ir bandė kontratakuoti. O jeigu lyginant su Ekranas komanda, kuri irgi puola ir kurios taip pat galima kontratakos pagauti. Tai todėl ir buvo toks šiandien žaidimas, nes jie buvo užsidarę gynyboje ir bandė mus pagauti ant kontratakos. Tai va taip ir gavos, kad buvo sunkiau prieiti prie jų vartų, bet ačiū Dievui, kad įmušėme įvartį ir laimėjom. Kita savaitė bus tokia lengvesnė pertrauka bus, ar tikitės pailsėti, galbūt kažkaip prasiblaškyti tuo metu? Visų pirma, labai gerai, kad šiandien laimėjom, nes ta pertrauka tikrai bus į naudą, nes norisi pailsėti, nes šioks toks maratonas tų varžybų buvo per 2 savaitės, šiek tiek 5 varžybos, man atrodo. Ir ta pertrauka labai dabar laiku ir sakau, labai gerai, kad šiandien laimėjom, tai su gera nuotaika išeinam į tokias, kaip pasakyti, į tą porą laisvų dienų, kai gavom. Tai pailsėsim ir su naujom jėgom žaisim toliau. Psichologiškai turbūt buvo sunkios varžybos, tiek fiziškai. Patys matėme, kad labai sunku, treneris prižadėjo mums 3 dienas laisvas, po šitų varžybų tai sunku buvo susikoncentruoti, nusiteikti varžybom. Ne dėl to, kad neįvertinom, žinom, kad bus sunkios varžybos, kad reikėtų kuo greičiau įmušti įvartį, kad pasidarytų lengviau, tačiau varžybos laikas bėgo, sunkiai sekėsi pralaužti jų gynybą, šiaip ne taip vieną įmušom. Jie mums nelabai tų progų irgi sukūrė prie mūsų vartų, bet 1-0 toks labai buvo slidus rezultatas iki pačio galo. Tačiau vis dėlto kaip bebūtų, tai yra 3 taškai, mes patenkinti ir pailsėsim keletą dienų, gal truputį geresnę formą įgausim, ta prasme, kaip čia turiu omeny, psichologiškai pailsėsim nuo futbolo, nes jau akivaizdu matosi, kad visi žaidėjai iki vieno, mano nuomonė tokia, kad sakyčiau, kad galbūt per daug to futbolo paskutiniu metu mums buvo, neatsimenam, kada tų ir dienų laisvesnių gaudom ir kad tiesiog galėtumėm negalvoti nors 2 dienas ne apie futbolą. Tai va tiek. Kaip varžovai, ar tiesiog jie prasčiau šiandien žaidė geriau, ar jūs prasčiau? Mes niekada nenuvertinam jokį varžovą, ar tai būtų Dainava, ar Tauras, ar Ekranas, ar dar kažkas. Visi varžovai, visi priešininkai yra vienodi, tačiau mes žinom, jeigu mes žaisim savo žaidimą, jeigu mes būsim gerai nusiteikę, agresyviai nuo pat minučių, mes, kaip sakant, turim žaisti savo žaidimą. Mes visada tai žiūrim, nežiūrim, kaip žais varžovai, kaip mes jiem leisim. Prieš visus stengiamės žaisti taip, stengiamės rodyti savo žaidimą, atakuoti ir neduoti jiem net pagalvoti, kad jie gali. Tačiau šiandien parodė, kad Dainava tikrai buvo pasiruošus puikiai rungtynėm ir kaip sako, neleido mum po pirmo kėlinio, ar kaip mes būdom gal kartais įpratę, kad jau galvot, kad rungtynės pasibaigė. Šiandien tikrai taip nebuvo ir iki pačio galo rungtynių tikrai jautėsi, kad šiokia tokia įtampa tikrai buvo, kaip bebūtų. Matėme keletą epizodų, kad su Seržu taip aštriai buvo sužaista, jis ten ir prakrito porą kartų ir paskutiniai grėtistų virš lūpą galėjom prakirto, kad teko medicinę pagalbą, kaip stumtom krašteginiai elgėsi. Ar turėjai daug erdvės, ar nebuvo fiziškai sunku juos apžaisti?
Nu, kiek žinau, kiek aš pats pažįstu, tai Padaigis liktais iš jų toks biškelį yra tvirtesnis, toks mano pusėje buvo jaunesnis vaikinukas, jis galbūt techniškesnis ar dar kažkaip, tai vat, kiek matėm, vat, tai grubiai sužaidė prieš mūsų Seržą, bet supyko mūsų, matyti, legionierius atėjo, paskui palsėjo, gal 5 minutės išėjo, įmušo įvartį ir ką. Nieko, kaip pasakyti, gal tai ir į naudą išėjo, ta prasme, nu, tarkim taip. Taip pat tiek nuo savęs, tiek nuo kitų komandos draugų norėčiau perduoti linkėjimus, palinkėti visko ko geriausio. Iš tikrųjų, kaip pasakyti, turim labai gerus vadovus, viršininkus, taip kad eisim dabar į viršų, atšvesim, sakė, bus kepsnių, gal dar ko nors. Gerai, aš. Dėkui. Linksmai.